Ir labai mane pradžiugino tai, kad jau patys jūs klausėte, ar šį sekmadienį bus planetarinė meditacija. Ir man labai džiugu, kad jums tas rezonuoja, kad jūs dalyvaujate meditacijose, nes mes galime padaryti tikrai labai didelį indėlį tam, kad mūsų ateitis būtų šviesesnė ir pasaulis būtų geresnė vieta gyventi mums visiems. Todėl kvieskite savo draugus į tas meditacijas, dėl to, kad mes dirbame ne tik tai su planeta, mes dirbame ir su savimi, nes mes praleidžiame prie save tas energijas, kurios padeda mums atsistatyti, išsigydyti, atverti savo transcendentinės savybės. Aš taip prašau visų išjungti į kameras, kad mes neblaškytų. Ir, vienu žodžiu, tai yra begalinė nauda ne tik tai planetai, bet ir jums. Šiandien aš galvoju, ar daryti su prezentacija ar ne, bet labai greitai padariau trumpą prezentaciją. Aptarsime tos aspektus, kurie dabar yra aktualūs. Aš rašiau kelis postus, dariau video prieš tai. Ir tokius panašius įvykius mes ir stebime. Aišku, aš nenoriu būti tuo pranašu, kuris, žinot, kaip būna tokie pranašai, kurie išpranašauja, bet mes galime padaryti skirtumą ir pakeisti tai, kas daroma šiuo metu planetoje, tai, kas sukeliama tam, kad sutrukdyti tam tikriem procesam, ties kuriais dirbame ir mes. Nes tam tikros struktūros irgi žino, stebi dangų, žino tas planetarinės aspektus ir žino, kuom ypatingas buvo šitas užtemimo koridorius, kuom ypatinga buvo šita jaunatis. Ir dabar labai buvo svarbus žmonių susitelkimas tom struktūrom buvo svarbus žmonių susitelkimas ties negatyvo, kad būtų paveikta ir įvelta kuo daugiau žmonių. Ir įvyko tokie procesai, kurie turi ganėtinai tokius skaudžius atgarsius ir nuskambėjo per visą pasaulį. Tai ir yra tam, kad įvelti visą pasaulį į tos procesus. Ir dabar yra labai svarbi mūsų reakcija ir labai svarbu išlikti žmogumi be jokių išlygų, išlikti savo šviesoje, išlikti tam tikrame neutralume, bet iš kitos pusės veikti, nes būtent per veikimą, per tas planetarinės meditacijas mes galime prisidėti prie procesų neutralizavimo. Nes, kaip ir rašiau, mūsų planeta yra gyvas organizmas. Palyginkime mūsų planetą su mumis, su mūsų kūnu. Jeigu mes jaučiame įtampą, stresą, kažkokį tai skausmą, pergyvenimą, tai vienaip ar kitaip kaupiasi mumise. Ir tą vienaip ar kitaip mes po to kažkaip norime išreikšti. Galbūt mes verkiame, galbūt mes drebame, mes sergame. Arba jeigu pas mus susikaupia kažkokie tai toksinai, kurie po to sprogsta kaip kažkoks votis ar pulinys, arba kaip kažkokie tai procesai, psichosomatiniai procesai. Tai taip ir mūsų planeta, jinai sugeria visą tai, kas vyksta pasaulyje. Ir mes būtent savo meditacijų metu
leidžiant tas energijas, mes galime padėti išsivalyti nuo to ir tam tikrus dalykus neutralizuoti ir užkirsti jiems kelią. Parašykite dar, kaip jums prasidėjo užtemimo koridorius, kaip jūsų nuotaikos. Uždėkite daug širdučių, kartu atidarykime gražų šviesų lauką. Gal padarykime tokią tradiciją, kad kiekvienas einant parašo komentarą širdutę, palinki visiems meilės, šviesos, nes būtent tai, ką mes skleidžiame, ne, kad ir mūsų grupė, net tai skleisis toliau po to, ne, kaip tai skleisis vėliau tokia kolektyvinė sąmonė. Kaip jūsų nuotaikos, kaip buvo įėjimas į užtemimo koridorių? Dar man labai džiugu, kad mūsų yra šiandien tiek daug, nors aš paskelbiu apie planetarinę meditaciją ganėtinai neseniai. Labai džiugu, kad mes vienijamės, nes tai, kas dabar norime padaryti pasaulyje, taigi, kad abi dvi šalis sukiršinti, supriešinti, kad žmogus eitų prie žmogų. Bet kai mes vienijamės, mes siunčiame irgi tą signalą, kolektyvinę sąmonę, kad mes irgi esame vieningi. Ir kuo daugiau mūsų yra, dėl ko aš sakau, kad ateikite ir kiekvienas žmogus turi svarbą, kuo daugiau mūsų yra, o ta energija įgauna stiprybę, man dabar širpaina, ta energija tampa stipresnė pagal geometrinę progresiją. Kiekvienas žmogus padidina kelis kartus tą energiją sustiprina. Miegoti traukia. Jo, svarbiausia išlikti stebėtojo poziciją, nuo tos informacijos mes nepabėgsime, bet čia svarbi mūsų reakcija. Ar mes pradedame kažką tai teisti, kažką tai ginti, kažkuri pusė yra geresnė, blogesnė. Ir tai įvykiai vyksta jau ne tik tai, kad dabar paskutinį mėnesį arba paskutinės kiek čia savaitę. Tai įvykiai vyksta pasaulyje visą laiką. Ir labai svarbu, su kokia intencija, tendencija, su kokiu nusiteikimu mes visi įeisime į šitą užtemimo koridorių. Nes šitas užtemimo koridorius yra vienas stipriausių ir tokių labiausiai įtakos turintis būtent pakilimo procese. Aš gal vėliau pasidalinsiu būtent dėl ko. Ir labai svarbu, kaip mes įeiname į tą užtemimo koridorių, nes kuo daugiau, jeigu mes eisime kažkaip negatyviai nusteikę arba su kažkokiam negatyviam emocijom, tai atitinkamai mes kaip ir užprogramuosime tą laiką. Toks žiedinis užtemimo koridorius, jisai pasitaiko kartą per gal 20 metų ar 18. Todėl, ir tas jo ypatingumas irgi turi savotišką svarbą, dėl to būtent mes čia šiandien ir susirinkome. Dar aš gavau žinutę iš aukštesnių jėgų, iš arktūriečių, kad jeigu mums dabar žmonėms reikės pagalbos, kad mes galėtumėme prašyti jų pagalbos, kad jie mus apgaubtų savo šviesą, meilę ir kad mes nepamirštume, kad mes esame ne vieni, kad jie yra čia, jie visą laiką mus stebi ir jie yra mūsų orbitoje. Reikia žmonėm kreiptis ir jie visą laiką atsilieps, jie tam ir yra. Ir jie ateina čia su pagalba, su šviesa, nors kai kurie
nori nuteikti, kad taip nėra. Norime galbūt nuteikti, kad jų reikia bijoti, arba tam tikrų kitų šviesos atstovų jų reikia bijoti, bet mes turime praplėsti savo sąmonę ir naudotis tais resursais, kurie mums yra prieinami, būtent tais tuo laikotarpiu. Nes šiuo laikotarpiu, būtent dabar, tai, kas vyksta dabar, tai atėjo pačios drąsiausios sielos, kurios žinojo, koks scenarijus jų laukia. Ir dabar mes kiekviena iš savęs turime prisiminti būtent dėl ko mes atėjome. Nes kiekvienas iš mūsų čia atėjo ne šiaip savo. Daugelis būtent buvo siunčiamų irgi kaip žvaigždžių sėklos tam, kad jau dabar jie būtų užaugę ir galėtų vykdyti savo misiją. Ir labai dažnai aš per savo eterius pasakau tokius kaip raktinius žodžių junginius, kai jums aktyvuojasi atmintis. Jūs jau dabar galite jausti įtampą galvoje, iškvėpkite. Kad jums aktyvuotųsi jūsų tikroji atmintis. Ir labai dažnai jūs man sakote, kad aš kažką pasakau, tam tikrų žodžių junginius, jums kyla graudulys, norisi verkti. Kyla neapsakomas jausmas, tokio ilgesio. Tai irgi gali būti ženklas, kad jūs esate žvaigždžių sėkla. Jūs esate ta, kurie atėjo čionais į tokią kaip komandiruotę iš kitų civilizacijų, tam, kad būtent dabar aktyvuoti savyje tą šviesą. Bet kuriuo atveju tie, kurie mes renkamės, mes ir esame tie šviesaus nešėjai, kiekvienas savo lygmenyje. Pyktis išlindo. Jaučiant grupę, man irgi norisi, man sukyla toks kaip gumulas, netgi gali būti, kad šiandien tie, kurie žino, kai aš dirbu, aš galiu fiziškai turiu nueiti nusispjauti. Ir kai yra daug energijos, tokios negatyvos susikaupusios, man kyla irgi gumulas, kartais ašaros ir aš jaučiu, kad šiandien galiu arba verkti, arba irgi per save kažką tai praleisti, nes mane dabar kyla toks kaip drebulys. Bet dabar tiesiog giliai kvėpkime, iškvėpkime ir pasistengime iškvėpti visą susikaupusi pyktį, kuris pakylo, kaip jūs rašėte. Nerimą. Tiesiog pakvėpuokime giliai. Iškvėpkime visas tas negatyves emocijas iš savo kūno. Įkvėpkime per viršugalvį, iškvėpkime per pėdas. Įkvėpkime per pėdas, iškvėpkime per viršugalvį. Tiesiog tos energijos tam biškai prasivaikščio, nes nuo pat pradžių, kai mes ateiname į eterį, su mumis jau pradeda dirbti. Ir parašykite, ar jūs nejaučiate kažkokio keisto spaudimo, tvinkčiojimo, pulsavimo galvoje. Galbūt norisi kažkam miegoti. Gali būti, kad jūs per šiandienos praktiką užmigsite, bet pasistengkite po to vėl pakartoti gyvai.
Aš tada einu prie prezentacijos, trumpai apžvelgsime tai, ką aš jums norėjau pasakyti, kad mes vėl pasistengsime per valandą sustvarkyti, kaip ir praeitą kartą. Atsigerti. Galite jūs irgi atsigerti ir gerkite irgi per tas meditacijas vandenį prieš ir po jų metu. Taip jūs padėsite irgi savo kūnui, tiem procesams. Tai vat šita jaunatis, jinai yra apie naują pradžią ir tas užtemimo koridorius yra apie transformaciją. Ir tai yra turbulentinis laikotarpis, kuris yra turbulentinis ne tik tai tokioje pasaulinėje arenoje, bet ir kiekvieno iš mūsų gyvenime. Ir tam tikri konfliktai, konfliktinės situacijos, jos gali iškilti ne tik, jos gali iškilti ir kiekvieno iš mūsų gyvenimuose, šeimose. Kodėl, užduokite savo klausimą, kodėl aš noriu konfliktuoti arba kodėl ta situacija atsitiko būtent su manimi. Ir žmonės gali būti suirzę. Tiesiog jūs, kurie žinote, kad tas yra toks turbulentinis laikotarpis, kuris vat kaip ir specialiai bando pakelti iš mumise tą visą negatyvą, kad mes galėtumėm jį išspjauti. Man dabar tokia kaip metafora, atrodo, mes per tą laikotarpį išgeriame kažkokią tai tokią tabletę, kuri vat nori pašalinti iš mūsų tos visus toksinus, kurie kaupiasi mumise, bet mes jų negalime pastebėti tol, kol tai nepasireiškia per tam tikras situacijas mūsų gyvenime. Todėl irgi galite tiesiog pasimti dienoraštį, rašyti, kas pakyla, ką aš jaučiu, kodėl aš jaučiu, žiūrėti, iš kur tai kyla, kas man įteigė tai, kodėl aš taip reaguoju, galbūt taip reagavo mano mama, giminės, dar kažkaip tai, iš kur aš perėmiau tą elgesio paterną, iš kur tai pas mane. Labai svarbu dabar vat, būtent pereiti tą laikotarpį taip sąmoningai. Ir būtent dėkoti toms situacijoms, kurios pakyla, nes jeigu jos pakyla, reiškia, tai jums buvo būtina, tai buvo būtent dėl jūsų evoliucijos ir transformacijos. Taigi, priėmam ir žiūrim, dėl ko pakyla ir dėl ko mums tai reikia. Ir tas užtemimo koridorius, tai nėra kažkas tai tokio blogo, ne? Kartais mes laukiame arba bijome tų užtemimo koridorių, retrogradinių planetų ir panašiai, bet kiekvienam įvykiai gali būti skirtingi ir kaip tik kai kurie gali išnaudoti tą visą energetinį potencialą kažkokį tai naujo sukūrimui, nes būtent užtemimo koridoriai, tokie procesai, kurie vyksta, kai būna toks išlyginimas Saulės, Mėnulio ir mūsų planetos, tada būtent atsidaro portalai naujų energijų į mūsų planetą. Ir jeigu mes tą darome sąmoningai ir sąmoningai suprantame, kas tai yra per, sakykime, tokius portalai arba kaip galimybių koridorius, galime išnaudoti visą jo potencialą. Kai būna valstybės atidaro žalią koridorių, pereiti per tą žalią koridorių, tokie apsauginiai ten, kur nieks negali atsitikti. Tai ir čia svarbiausia pasiimti maksimalią naudą ir
susikurti aiškų judėjimo vektorių. Dabar labai geras laikas medituoti, tvarkyti namus, tvarkyti savo gyvenimą, savo kūną, išmesti iš gyvenimo, iš santykių, iš savo spintų dalykus, kurių mums daugiau nebereikia, kurių mes nenaudojame. Nes tai, kas yra mūsų erdvėje, labai dažnai pasireiškia ir mūsų gyvenime. Ir jeigu mūsų namai, jeigu mūsų erdvė, mūsų visi stalčiai, spintos yra švarios ir tvarkingos, tai ta tvarka, jinai tokia kaip spinduliuojama į išorę. Ir irgi per savo kursus arba marafonus, kuriuos aš vedu, aš sakau, pradėkime nuo irgi savo namų, nuo namų tvarkymo. Padarykime tvarką savo namuose, savo galvoje, po to jau su didesniu aiškumu galime eiti prie tokių globalesnių procesų ir globalesnių transformacinių procesų savo gyvenime. Dar, kadangi tai yra užtemimo koridorius labai stipriai išreikštom tokiom energijom, gali paaštrėti perėjimo simptomai. Tai yra simptomai, kuriem gydytojai nesupranta, kurių nesupranta gydytojai ir neranda jiems paaiškinimo. Tai vadinama būtent perėjimo simptomais, kai mes keliame savo vibracijas. Kai mes keliame savo vibracijas, kūnai turi irgi restruktūrizuotis. Ir dabar keičiasi mūsų kūnai, tokiam netgi DNK, keičiasi netgi mūsų DNK, kristalizuojasi mūsų ląstelės. Ir taip mūsų kūnai gali jausti tam tikrą diskomfortą. Tai gali būti galvos svaigimas, spengimas ausyse, mieguistumas, irzlumas. Gali skaudėti netgi fiziškai širdį. Jeigu jums tokiais momentais fiziškai skaudės širdį, jausis toks kaip prasiplėtimas, prasivėrimas, tiesiog priimkite tai. Ir kai būna, būtent kai mes jaučiame tos perėjimo simptomus, tokius nepaaiškinimus, kurie kyla iš niekur nieko, kreipkitės pagalbos per savo aukštesnį aš į arktūriečius, į šviesos būtybės tam, kad jie jums padėtų energetiškai. Nes perėjimo simptomų nesušvelnins jokia tabletė. Beprasmiška gerti tabletės, eiti pas gydytojus, bet yra greitas, tinkamas būdas pasiprašyti kaip į arktūriečių kapsulę, nuoširdžiai, su meile, su taika, paprašyti jų pagalbos, kreiptis. Aš po to grupę įdėsiu tekstą kreipimąsi, nes arktūriečiai, jie turi savo gydymo sistemą, kurią jie perduos mums po to, kai mes jau pereisim per tam tikrus dabar tuos turbulentinius procesus ir kai žemėje įsivyraus taika ir vienybė. Bet dabar kiekvienas mes savo tokiame individualiame lygmenyje, kiekvienas iš savęs gali irgi prašyti jų pagalbos ir jie tiesiog sako, labas, mes čia, kreipkitės ir visą laiką bus jums padėta. Galime irgi jaustis suirzę, emociškai nestabilus. Taip, jeigu energijos yra stiprios, vyksta tam tikras disonansas ir būtent dėl to disonanso ir tam tikri nemalonūs pojūčiai kūne. Todėl būtent per tas planetarinės meditacijas, tie, kurie ateina, mes mokinamės juos labiau integruoti ir su tomis energijomis labiau susibalansuoti. Ir kelti savo vibracijas, kad mūsų kūnai galėtų tą atlaikyti ir maksimaliai naudingai priimti. Pažiūrėsiu.
Jo, man irgi, jūs rašote, jaučiasi, kad spaudžia galvą. Jau dabar turėtų tas praeiti, bet pradžioje jautėsi toks šioks galvos spaudimas ir energijos, kai jos jau pradeda dirbti, nes vis tiek mes ateiname planetarinę meditaciją. Dauguma iš jūsų žino, kas jūsų laukia. Jau nuo to, kai mes ateiname, energijos pradeda struktūrizuotis ir jau dirbti su mumis. Šiandien visą dieną tarsi didžiulį spaudimą jaučiu. Spaudžia galvą į krūtinę. Ir man irgi spaudžia galvą krūtinę ir atrodo taip gumulas, kurį aš noriu išspjauti. Bet padarysime šiandien atitinkamą praktiką, kad mes galėtumėm tą gumulą panaikinti būtent tokiame globaliame lygmenyje. Nes ypatingai, kai aš pradedu jausti energijos, ypatingai planetos energijos, aš irgi jaučiu tą tokį gumulą, tokį skausmą, kurį norisi išspjauti, pašalinti. Ir šiandien mes padėsime planetai tame procese. Kai mes darome planetarinės meditacijas, mes dirbame būtent su Žemės, pavadinkime, aura, elektromagnetiniu lauku. Ir kai mes siunčiame tas energijas energetinėme lygmenyje, mūsų Žemė pradeda spindėti. Ir tie procesai, taip iš šono, atrodo, kad būtent kažkaip taip. Ir kuo greičiau žmonės pakel savo vibracijas, išsilaisvins nuo visų tokių negatyvių jausmų, emocijų, tuo didesnis, atsiversim didesnis potencialas, didesnis galimybės ir galimybės kurti savo gyvenimą. Nes ta plotmė arba ta dimensija, kurią mes pereiname, tai yra tokia realybė, kur mes labai greitai galėsime materializuoti mūsų norus. Todėl kuo greičiau mes pakelsime savo vibracijas, nebejausime tokių negatyvių jausmų, kaip pavyzdžiui baimė, sielvartas, kaltė, gėda, depresija ir panašiai, tuo daugiau mums taps prieinama iš visų tų gėrybių, kurie jau dabar tampa prieinami kai kuriems žmonėms. Kai kurie jau dabar gyvena toje plotmėje, tame savo sąmoningumo lygyje ir jų nori, jų realybė keičiasi labai greitai pagal jų ketinimą. Kartais būna pasvajoja ir išsipildo, arba atsiranda tam tikros galimybės. Ir svarbiausia, tų galimybių neprarasti, pasinaudoti. Labai dažnai mes žmonės, dabar man tokia informacija, kad dažnai mes žmonės būna nepasinaudojame galimybėmis, kurios mums yra siunčiamas. Ir taip yra visatoje, kad visata siunčia mums galimybės per skirtingus žmonės, aspektus, situacijas. Ir svarbu tai atsekti, nes jeigu mes kelis kartus atmesime mūsų pagalbą, visata mums gali nebeduoti. Kaip buvo toks vienas anekdotas, kur žmogus sako, aš tikiu Dievu, jis mane, skęstantis žmogus sako, aš tikiu Dievu, jis mane išgelbės. Na ir kažkas jam metė gelbėjimus į ratą, sako, ne, Dievas mane išgelbės. Po to Dievas galvoja, gerai, duosiu aš tau
praplaukė valtį ir tas iš tos valties sako, ateik žmogau, lipk į valtį, mes tave nuvešime iki kranto. Jis sako, ne, mane išgelbės Dievas. Dievas galvoja, na gerai, duosiu jam trečią galimybę, nusintas sraigtasparnį ar kažką. Žmogus sako, ne, mane išgelbės Dievas. Na ir žmogus paskęsta, ir kalba su Dievu ir sako, jam priekaištą, Dieve, kodėl tu manęs neišgelbėjai. O jis sako, atsipeikėk, aš tau atsiunčiau 3 situacijas, per kurias tu galėjai išsigelbėti. Todėl svarbu laiku susigriebti ir priimti bet ką, netgi tos mažiausius dalykus, kuriuos mums duoda gyvenimas, visą tą. Nes kai mes pradedam dėkoti, priimti tai, kas mums duodama, kad ir mažom porcijom, visata mums pradeda duoti daugiau. Nes netgi mokslininkai įrodė, ir buvo padarytas toks mokslinis tyrimas, buvo paimta, sakykime, 200 žmonių, vienu žodžiu, po lygiai. Ir viena pusė žmonių kiekvieną dieną dėkoja už viską, ką jie turi, netgi už tai, kai jie tokia atrodytų negatyvi situacija, per kurią gali pastebėti kažkokį negatyvą juose ir jį transformuoti. Ir kiti, kurie nedėkoja, kurie tiesiog gyveno taip, kaip gyveno, neturėjo tos dėkingumo praktikos. Na ir rodikliai buvo iš tikrųjų stulbinantis, kai pasikeitė gyvenimas tų žmonių, kurie dėkojo. Pagerėjo sveikata, finansai, materialinė padėtis, tiesiog per būtent galimybės, nes mes, kai priimame, dėkojame, vertiname, visata mums pradeda duoti daugiau ir daugiau. Aišku, čia dar labai svarbus aspektas tam, kad mes labai svarbus aspektas neturėti negatyvių įsitikinimų ir programų, bet su tuo jūs galite padirbėti kaip ir patys, arba ateiti į mūsų kursą dabar, kur eina restartas, kuris irgi prasidėjo šiandien, bet šiandien mes turėjome gyvą pamoką ir būtent per užtemimo laikotarpį labai gerai pasikapstyti savyje, savo įsitikinimuose ir tokiu išnaudoti tas energijas ir transformuoti savo gyvenimą maksimaliu greičiu ir padaryti tokį kvantinį šuolį. Taigi galite pasižiūrėti čia tas vibracijas, koks jausmas skleidžia kokias vibracijas. Ir būtent apatija, kaltė, depresija, gėda, tai yra tokios žemesnės vibracijos, kuo žemesnės vibracijas mes skleidžiame, tuo iš tikrųjų, žinot, kaip visatai, energijai mes esame kaip myri, mūsų kaip nėra. Ir mums tada jinai nepagauna mūsų signalų. Tai būtent, kai mes plečiame savo sąmonę, mes tampame tokie kaip didesni, mes didėjame, būtent mes plečiame savo sąmonę, mes esame tokie kaip matomi, pastebimi, būtent kaip rodo šitas trikampis einantis į viršų. Kai kuo daugiau mes keliame savo vibracijas, tuo daugiau mes stipresni tampame mentaliai, to stipresnė mūsų minčių galia ir tuo greičiau ir labiau mes galime kurti savo realybę, tokią, kokią mes norime. Pažiūrėsiu dar, ką jūs rašote. Čia jūs galite pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų, kaip žmogus irgi energoinformacinis laukas, kai mes jaučiame, pavyzdžiui, baimę ir laimę. Ir taip pat viršui tai yra, kaip atrodo, galaktikos energoinformacinis laukas ir Žemės. Kiekvieną, visi mes turime tokią panašią struktūrą, yra tokia toroidalinė forma,
tokia, žinot, kaip spurga. Ir tos energijos pas mus pastoviai teka aplink mus. Tai yra taip atrodo mūsų energijos informacinis laukas. Ir mes paimame energiją iš viršaus ir iš apačios. Mes paimam kosmoso energiją ir Žemės. Bet labai svarbu, kad tos energijos būtų pas mus balanse. Šiandien mes irgi padarysime būtent tą praktiką. Susibalansuosime. Taip, gali būti, jūs man irgi rašote dabar į asmeniškas žinutes, gali kilti drebulys, jaustis kaip temperatūra, bet temperatūros gali nebūti, tai irgi yra perėjimo simptomas. Nes energijos, jos bet kuriuo atveju pasiekia planetą, jos vis tiek, mes vis tiek jas jaučiame. Tiesiog mūsų kūnai gali būti nepasiruošę dar būtent tiem procesams, būtent dėl mūsų vidaus programų įsitikinimų ir tų būtent negatyvių emocijų, kurios mes reiškime. Ir dėl to disonanso, žinot, mūsų kūnus gali taip kaip plėšyt, mes galim nesuprasti, kas su mumis vyksta, kodėl mes esame tokie, arba tokios nepastovios būsenos. Aišku, gali būti pasikeisti miegas, arba norėsis labiau miegoti, arba kaip tik būti budriam. Jeigu noris miegoti, labai svarbu duoti savo pamiegoti, jeigu yra tik tai galimybė klausyti dabar savo kūno ir jo poreikių. Jeigu kūnas nori prigulti, duokite jam galimybę kad ir kelias minutės prigulti arba užsimerkti. Tam, kad jis galėtų taip, kaip žinot, kaip truputį restartuotis ir pasikrauti. Netgi visi mūsų organai, jie turi taip atrodo jų elektromagnetinis laukas. Netgi visi mūsų organai, jie visi skleidžia energijas, vibracijas ir tai būtent atrodo tas mūsų elektromagnetinis laukas. Ar turite kokių nors klausimų? Tos datos, per kurias mes susitinkame, aišku, šiandien čia nėra šiandieninė, čia yra kažkokia sena, bet tos datos, per kurias mes susitinkame, mes matome irgi energetinius pliūpsnius, kuriuos fiksuoja irgi netgi mūsų aparatūra, tai, ką mes vadiname šumano rezonansu. Ir kažkaip tai gali būti įtaka to, kad žmonės medituoja, tai įtaka irgi tam tikrų irgi planetarinių procesų, bet būtent per tos koridorius, užtimėjimus, pradžias, ta savijauta gali būti dar labiau tokia paaštrėjusi, sakykime taip, nes kūnai dar nepripratę prie tokių šviesos energijų. Bet tos energijos tik tai didės, dažnės, kol mes kartu su planeta nepereisime į 5D, nes mūsų planeta jau perėjo, tik tai reikia žmonėm biškį dasivyti ir pasivyti. Nes jeigu jau buvo užfiksuotas šumano rezonantas 190, čia buvo vasarą atsitikę, tai pagal šitą skalę, tai yra jau toks, drąsa ir aukščiau. Tai tie, kurie jaučia tos negatyvias emocijos, kaip pyktis, baimės, sielvartas ir žemiau, tada juos gali ir pakratyti. Mes turime būti bent jau tame lygmenyje, kaip pagal šumano rezonansą.
Aišku, mūsų įranga nefiksuoja tikrųjų energijų, nes jos yra žymiai stipresnės ir didesnės. Tiesiog mūsų įranga tiesiog negali jų išmatuoti ir užfiksuoti. Dar vienas aspektų, kuris labai svarbus būtent šito užtemimo koridoriaus metu ir apskritai, ką reiktų žmonėms suprasti, vykstant tiems įvykiams pasaulinėje arenoje, kad viskas yra veidrodis. Ir aš nesakau būtinai apie jūs, bet apie šiaip žmonės, apie daugelį žmonių, nes yra apie 8 milijardai žmonių yra gyvenančių šiame pasaulyje ir kiekvienas iš jų skleidžia savo vibracijas. Ir skleidžiančių negatyvias vibracijas dėja yra žymiai daugiau negu pozityvias. Ir tas veidrodis, viskas mums yra parodoma pagal veidrodžio principą. Paklauskite savęs, ar jumise dar yra kažkiek konfliktinių savybių, arba ar jūs dar jaučiate kažkokį tai konfliktą, ar jūs jaučiate priešiškumą, ar aš priimu kitus žmonės tokie, kokie yra. Nes dabar labai svarbu priimti žmonės tokie, kokie yra, mūsų tėvus, vaikus, kaimynus. Ir svarbu neprimesti savo valios. Ir netgi dabar, kai, pavyzdžiui, aš irgi kviečiu, raginu, kad kviestumėte savo draugus, bet kad tai jiems rezonuotų, kad jie patys norėtų ateiti, kad tai nebūtų tokia kaip toks prievartinis atvedimas, arba net kai kurie mėgsta prievartą padaryti kažkokį tai gėrį, kad va, aš tave išgydysiu ir panašiai. Ne, dabar galima pasakyti, galima pakviesti, bet svarbiausia dabar būti patiem pavyzdžiu ir pradėti nuo savęs. Ir paklausti savyje, pagal tą sąmoningumo skalę, ar aš turiu dar tų emocijų, ar aš dar turiu baimės. Jeigu aš turiu kažkokią baimę, galbūt aš nepasitikiu visata, nepasitikiu savimi, dėl ko aš bijau. Baimė yra dalykas blokuojantis mūsų sėkmę. Kol mes bijome, mes neprieisime prie mūsų tikslo. Ir jeigu mes bijosime, mes turėsime būtent tai, ko mes bijosime. Ir kodėl aš šiandien kalbu būtent apie baimę? Baimę ir dabar norime pasėti visame pasaulyje. Netgi dabar Lietuvoje tie įvykiai su mokyklomis yra būtent tam, kad sukelti sumaištį, sukelti baimę. Ir visa tai buvo irgi daroma užtemimo koridoriaus metu. Nes žmonėms labai yra svarbu, kaip jie įeina į tą laikotarpį, kaip jie užprogramuoja save ir ką jie skleidžia būtent į aplinką. Nes ką mes skleidžiame, tą mes turime, kaip individualiai, taip ir kolektyviškai. Bet gyvename tokiais laikais, kad mes individualiai galime sukurti savo realybę. Ir taip mes matome dabar, kad atrodo, kad ir paimkime daugiabutį, vieni gyvena turtingiau, kiti vienaip ar kitaip. Kiekvienas atrodo gyvena savo kažkokioje realybėje. Ir svarbu išlikti tose aukštose vibracijose, kad galėtumėte sukurti savo norimą realybę ir nepatekti į tam tikrų įvykių epicentrą. Nes dabar saugumas sukūriamas viduje. Atsiminkite tai, kad
Saugumas yra mūsų viduje ir saugumas yra būtent aukštos vibracijos. Aukštos vibracijos ir vienybės jausmas, kad nebūtų tokio priešiškumo, teisimo, vienas blogas, kitas geras, nepriimti nei vienos, nei kitos pozicijos, išlikti tokia stebėtojo neutralumo pozicija. Nes jeigu mes ten skleidžiame savo energijas, jeigu mes apie tai galvojame, nes visi žino, koks yra žmogaus minčių energijos potencialas arba žmogaus pykčio potencialas, tai yra kaip kūras, kaip malkos, kurios mes įmetame į tą degantį laužą, kad jisai galėtų suktis ir cirkuliuotis. Tai mūsų emocijos, tai būtent ta energija, kuri suka vienokį ar kitokį ratą tokioje globalioje erdvėje. Bet tiek, kiek aš norėjau pasakyti šiandien iš tokių tendencijų, informacijos apie šį laikotarpį. Sakau, kas nori prisijungti dar prie kursų, gali tą padaryti, būtent šito laikotarpio, nes aš jį specialiai planavau būtent tam užtemimo koridoriui, kad mes galėtume išnaudoti papildomus resursus. Tai ką domina, galite parašyti asmeniškai. Kurso pavadinimas yra restartas, kad mes galėtumėm restartuoti, transformuoti savo praeitį. Parašykite, ar turite kažkokių klausimų, galbūt, jeigu ne, tai einame į praktiką. Jeigu jūs pasiruošę praktikai, uždėkite kokią nors širdutę vėl. Padaryti, jeigu užeina miegas darbe. Jo, aš išsakiau, kad pagal galimybės, ne? Taip, jeigu mes darbe, mes negalime krysti, miegoti, bet jeigu mes turime tokią galimybę pasakyti, kad galbūt man reikia 5 minučių restartuotis ir jeigu tai yra kažkoks tai šefas ir, nežinau, atvirai pasakyti, galbūt jeigu aš dabar pailsėsiu 5 minutės arba pabūsiu užsimerkus arba pati su savimi, greitai atkursiu energijas, paleisiu energijos srautus, aš daugiau padarysiu visą likusią dieną. Kažkaip taip. Energijos veikia ir, atsakant į klausimą, energijos veikia ir įraše, bet dėl ko aš rekomenduoju būti gyvai, dėl to, kad tada ta energija, kurią mes akumuliuojame visi kartu medituojant vienu metu, jinai yra žymiai stipresnė. Tada pagal geometrinę progresiją vyksta tas sustiprinimas prisijungiant kiekvienam žmogui. Įraše aš visą laiką irgi rekomenduoju daryti, jungtis irgi grupeles. Ir dabar svarbu medituoti kasdien. Aš irgi medituoju kitose grupėse su kitais žmonėmis. Aš darau irgi planetarinės meditacijas tam tikrose ratuose. Bet jūs galite jungtis, yra daug planetarinių meditacijų įraše. Pavyzdžiui, pasišnekat, yra tam sukurta grupė Telegramo, ne? Jūs galėtumėte bendrauti ir sakyti, aš šiandien, pavyzdžiui, galiu medituoti 8 valandą, kas nori prisijungti, ir pasirenkate kokią nors meditaciją.
Ir nuo tos minutės, kai prasideda praktika, visi jungiate meditaciją tada, kai prasideda praktika, ir galite ir medituokite kartu, tada irgi tai įvyks stipriau. Būtent meditacija kartu reikalinga būtent dėl stiprumo. Tuo momentu. Bet individualiai veikia labai puikiai ir įrašė. Gerai. Palaiduokime, žimkime maksimaliai patogią poziciją, sėdint, galite stovint. Kas negali sėdėti arba stovėti, įsivaizduokite bent jau, kad jūsų kūnas stovi, bet tas energijas, kadangi mes būname tos šviesos laidininkais, mūsų kūnas turi būti vertikalioje padėtyje, kad tos energijos nueitų iki žemės. Galite jau jausti, kaip prasideda procesai, iškvėpkite. Pasižiūrėkite, ar kūne nesijaučia įtampa, nerimas, kažkokie blokai. Jeigu yra kažkokių blokų, nerimo, įtampos, iškvėpkite. Arba įsivaizduokite, kad tokia kaip banga nueina pro jūsų kūną, atsipalaidavimo banga ir nuplauna visą tai. Ir išplauna per jūsų pėdas į žemę. Įsivaizduokite, kad dabar nuo jūsų pėdų eina didžiulės šaknys iki pat žemės brandulio, iki pat magmos. Mes turime įsižeminti, pajausti planetą. Pajauskite, kaip jūs tvirtai prisimagnetinę esate prie žemės. Jūs jaučiate gravitaciją. Jaučiate tai, kad jūs esate čia ir dabar. Dabar sukurkime apsaugą. Įsivaizduokime tokį kaip plazminį skydą, plazminės energijos skydą. Paprašykime kūrėjo, kad duotų mums pakankamai energijos ir apsaugos atlikti šią planetarinę meditaciją. Ir sukurkite aplink save auksinę sferą. Auksinės dieviškos kūrėjo energijos sferą, pro kurią gali patekti tik tai pačiu aukščiausiu teigiamą energiją. Jokia neigiama energija negali pro ją patekti. Jinai saugo jūsų energoinformacinį lauką, jūsų energiją. Yra savotiškas filtras. Per tą auksinę sferą ta auksinė sfera automatiškai atseks, utilizuos ir neįleis jokių negatyvių energijų, jokių pašalinių, jums kenksmingų. Energijų ir vibracijų. Paprašykite savo aukštesnio aš, kad jisai kuruotų šitą procesą, palaikytų šitą apsaugą meditacijos metu. O dabar pakvieskime, kad šitame procese dalyvautų mūsų vedliai, kuratoriai, dvasiniai mokytojai, mūsų aukštesnysis aš, šviesos būtybės, palankios mums civilizacijos. Visi tie, kurie dabar yra
prieinami mums, visi tie, kurie dabar dirba link mūsų gerovės, link mūsų perėjimo, link taikos mūsų žemėje, visi tie, kurie padeda žmonėms. Pakvieskite juos į šitą erdvę. Artimas jums sielas, galbūt jūsų tėvus, protėvius, kad jie galėtų kartu su jumis dalyvauti šitam procese. Įsivaizduokite iš viršaus einantį energijos stulpą, tokia kaip energijos srovė. Tai yra energija einanti iš kosmoso gelmių, iš centrinės saulės. Jinai eina link jūsų. Teka, pasiekia jūsų apsaugą sferą ir per ją patenka į jūs, per jūsų viršugalvį ir išeina per jūsų pėdas iki žemės vidurio, iki magmos. Pabūkite dabar tose energijose. Įsivaizduokite save kaip tokį energetinį stulpą, laidininką. Įsivaizduokite, kad eina tam tikra kaip toks kaip portalas, kaip energija teka iš kosmoso gelmių į jūs. Jūs pats pati prisipildyti tą energiją. Pajaučiate begalinę meilę, begalinę kūrėjo meilę. Pajauskite tą jėgą, tą energiją. Pajauskite tą būseną, begalinės meilės būseną. Paprašykite tos energijos transformuoti visas tas negatyvias emocijas, žemas vibracijas, kurios yra jumyse ir jūsų energoinformacinėme lauke, tiek, kiek tai įmanoma ir yra saugu šiandien. Įsivaizduokite, pamatykite, kaip ta energija ištirpina visą tai, tokį susikaupusi negatyvą, nerimą, baimę. Kaip jūs tampate laisvas nuo šito ir pradedate spindėti. Jūsų aura švyti, prisipildo. Jūs jaučiate ryšį su kūrėju, kuris galbūt buvo seniai pamirštas. Pajauskite visą jo meilę. Ir galimybės, kurias mes galime turėti per susijungimą su tuo, per kontaktą. O dabar įsivaizduokite irgi, kai jau jūs pasijausite laisvi, prisipildę, kai ta energija pradeda tekėti per jūsų pirštus, iš kiekvieno jūsų rankų pirštų eina tokius kaip srovės energijos. Jūsų rankos tampa Dievo rankomis, per jas teka energija. Ir jūs galite apgaubti šitomis rankomis ir šitais energijos spinduliais visą planetą.
Įsivaizduokite tokia kaip baltai mėlyna perlamutrinė energija, einančia iš jūsų rankų į planetą. Apgobkite ją tą energiją, duokite planetai pajusti šviesą, meilę, kurioje meilės energija. Padėkite planetai neutralizuoti visą tai, ką mes neutralizavome savyje, įtampą, nerimą, skausmą. Visą tai, ką jinai yra prikaupus savyje. Ir įsivaizduokite, kaip per tos spindulius, jūsų rankos neva kaip prailgėja per tos spindulius ir jūs galite ištraukti tą susikaupusių negatyvą, kaip kažkokius galbūt akmenis, gumulą, kaip kažkokius taip pūlius. Padėkite planetai harmonizuotis. Pasakykite jai, kaip aš tave myliu. Tu mano žemė motina. Atleisk man ir mano broliams už tai, ką mes darome. Jie nesupranta, ką daro, jie dar nėra prabudę. Ir dabar įsivaizduokite, kad jūs stovite ant planetos, bet jūs kaip žiūrite kaip iš viršaus ir per tas rankas, per tos spindulius nusiųskite tą energiją tiem žmonėm, kurie dar miega, tie, kurie nežino, ką jie daro, tie, kurie konfliktuoja, tie, kurie kenčia nuo šitų konfliktų. Duokite jiem meilės, stiprybės, energijos, palaikymo. Galite įsivaizduoti, kad iš jūsų pirštų eina daug spindulių. Nusiųskite tą energiją, kur jums atrodo reikia, į skirtingas pasaulio šalis, ten, kur yra neramumai, ten, kur yra kažkokios tai gamtos stichijos, gaisrai, žemės drebėjimai. Ten yra susikaupęs didžiausias negatyvas. Jūs dabar dirbate Dievo rankomis. Mes galime dabar tai padaryti. Mes tiesiog padame planetai ir visiems žmonėms harmonizuoti procesus. Ir siųsti jiem šviesą. Nes nėra tamsių žmonių, yra tik tai žmonės turintys savyje mažiau šviesos. Nusiųskite tą šviesą gyvūnams, augalams, kristalams. Tie prožektoriai būna tokie kaip koncertuose, ne tokie kaip lazeriai. Pamatykite planetą spindinčią, žėrinčią, laimingą, išsilaisvinusią. Pamatykite, kaip žmonės tampa vieningi, apsikabina, džiaugiasi. Ir visi žmonės džiaugiasi. Visi yra svarbus, reikšmingi. Kur vyrauja meilė, taika. Pamatykite planetą spindinčią, žydinčią. Pajauskite tą gilių aromatą. Ten, kur dabar yra galbūt kažkokios tai gamyklos teršiančios orą. Kur vyksta konfliktinės situacijos. Pasiekite ten gėlės. Pasiekite ten, pasodinkite ten medžius. Sieklas. Gerumo, meilės sieklas.
ir su tais savo spinduliukais jūs galite juos įdėti į žemę, kad taip pat to užaugtų. Nes kaip ir kiekvieną sėklą mes ją pasodiname į žemę, į tamsą ir jinai pradeda veikti būtent tamsoje, tik taip po to prasiveržia šviesą. Paklauskite planetos savo aukštesnio aš. Ką aš galiu asmeniškai padaryti dėl bendro labo? Kuom aš galiu prisidėti realiame dar gyvenime? Per save, per kažkokius tai veiksmus, ką aš galiu galbūt pakeisti savyje. Kokia yra misija mano būtent šiuo laikotarpiu, kad aš gyvenu čionais, dabar būtent tais laikais. Ką aš galiu padaryti dėl geresnio rytojaus, kaip savo, taip ir planetos. Pabūkite dar tame, pamatykite visus žmonės laimingus, visus kontinentus. Visi yra sotus, visi džiaugiasi gyvenimu, visi mėgaujasi gyvenimu. Nėra paskirstimo tarp vargšų ir turtingo ir kiekvienas turi prieimą prie žemės resursų. Kaip žmonės yra laisvi. Kaip žmonės linki vienas kitam gero, o ne daro kažkokius tai nusikaltimus. Žmonės draugiški, nori padėti. Ir aš dabar dar pastiprinsiu šitos biškį procesus. Galite pasakyti dabar dar per save, aš priimu kvantinės gydančias energijas. Priimu ir dėkuoju. Mūsų Saulės orbitoje dabar yra patalpintas toks tam tikras kristalas aukščiausių energijų. Jisai padės mums šitose procesuose, nes Šviesos federacija
Galaktinė šviesos federacija padeda mums žmonėm, nes mato, kad mes patys nelabai susitvarkome. Ar būtent per mane, per kitus žmonės mes gauname tą informaciją. Ir mes galime susijungti su tam tikrais kristalais, kurie buvo atgabenti būtent dėl mūsų. Tiesiog išreiškite vidinį ketinimą susijungti su tuo kristalu, pajausti jo energiją. Tas, kuris buvo atgabentas būtent mums. Tas, kuris padės mums 5D perėjimo etape. Svarbu su juo susijungti ir struktūrizuotis jau dabar, kad tie procesai prasidėtų kuo anksčiau jumyse. Galite tiesiog dabar sakyti priimu, aš tai padarysiu už jūs. Galite dabar pajausti spaudimą ten, kur yra trečioji akis. Tie, kurie mato, gali irgi galbūt matyti, kaip tos energijos integruojasi. Bandyti susijungti su Kristaus sąmonės tinklu, kuris dabar yra, kuris gaubia mūsų planetą. Įsivaizduokite, kad dabar visi mes esame susijungę už rankų, už kojų, tom šaknimis, tais spinduliais. Ir išreiškiame, parodome nedraugiškoms struktūroms, kad mes esame vieningi. Tai yra svarbiausia. Tiesiog išreiškite, parodykite, kad mes palaikome vienas kitą. Tai yra mūsų laisva valia gyventi čionais, šitame pasaulyje, šitoje gražioje planetoje, rojuje. Mūsų planeta ir yra rojus, mes jo ieškome, bet rojus prasideda nuo mūsų vidaus. Nepamirškite kvėpuoti. Nusiųskite dar savo begalinę meilę planetai ir pasijuskite jos dalimi. Apkabinkite ją kaip mamą. Pajauskite tas liuliuojančias energijas ir nusiųskite jas planetai ir pajauskite, kaip jinai mums atsako, kaip dabar pakyla energija iš planetos gelmių, iš magmos ir pakyla jums atgal su dėkingumu už tai, ką mes darome. Jauskite, kaip per tas šaknis eina ta energija atgal, tai yra tokia šilta kaip medus, auksinė žemės energija, pajauskite. Tegul jinai eina per tas šaknis, eina jūsų kūną, užpildo visas čakras. Pajauskite tokį kaip energetinį stulpą, kaip jinai išlygina jūsų
jūsų stulpą, kaip jūs atgaunate tokį vidinį ramstį. Galite netgi išsitiesinti, pajausti, ištiesinti nugarą. Ir iškvėpkite tą energiją per jūsų viršugalvį. Jūsų aurą. Paskleiskite tą energiją į aplinką, į jūsų namus, jūsų gyvenimą, skirtingas gyvenimo sferas, miestą, rajoną, kur mes esame. Pajauskite tvirtą pagrindą po kojomis. Grįžkite čia ir dabar. Giliai kvėpkite. Galite įkvėpti savo energiją per viršugalvį, tokį kaip per šiaudelį, susirinkti save iš visų, iš aplink esančios erdvės. Taip kaip, žinot, kaip įtraukite per šiaudelį. Ir taip pat irgi apatinę čakrą įtraukite energiją, surinkite save, pasijuskite pilni, pilnai grįžę į save. Ir pajauskite, kaip kažkas pasikeitė, kažkas tikrai pasikeitė ir žinokite tvirtai ir tikėkite tuom, kad dabar viskas bus kitaip, kad nebebus taip, kaip buvo. Surinkite save, savo sielos dalelytes. Parašykite, kaip jaučiatės. Kokie procesai vyko kūne, ką jūs jautėte. Kaip reagavo planeta į tai, ką jūs sakėte, darėte. Kaip reagavo žmonės, aplinka, gyvūnai, augalai. Aš dar biškį
bandau harmonizuoti procesus, nes dar man kol kas rašykite, ar turite galbūt kažkaip tai kūne nemalonių pojūčių, jeigu yra energijos, jeigu yra kažkokie nemalonus pojūčiai kūne, tai pajudėkite, pajudinkite galūnes. Galim perduoti dabar tokią žinutę, kad iš viršaus visos aukštesnės jėgos, angelai ir tie, kurie dabar padeda mums, jie sako, kad mes matome jūsų darbą ir jūsų indėlį. Ir mes labai džiaugiamės dėl jūsų, dėl to, ką jūs darote. Ir kad mes tai darome visų pirma patys dėl savęs, nes be mūsų laisvos valios, be mūsų sutikimo, jie negali nieko padaryti. Tai galime padaryti tik tai mes žmonės su jų pagalba. Ir jeigu mes priėmėme pagalbą, tai jie gali mums padėti. Jie negali irgi ateiti ir kažkaip su kažkokia prievalė padaryti tą gėrį. Žmonės turi prabūsti, suvokti, kad jie ne vieni šitam pasaulyje. Ir kad jie irgi ateina su taika. Ir kad mes kreiptumėmės juos, kai užklumpa sunkumai. Kad mes visą laiką žinotume, kad mes esame ne vieni. Nes tie procesai, kuriuos mes darome, jie paleidžia tam tikrus procesus kolektyvinėje sąmonėje. Tie procesai, kurie vyko šiandien, tai būtent vyko apie tai, ką aš kalbėjau, DNK lygmenyje ir tokia kristalizacija mūsų kūno. Ir man sako, kad tie procesai, tos energijos, kurios mes praleidžiame, energijos, kurias mes integruojame į save ir kad mes dirbame būtent su tuo, tai padeda mūsų kūnams greičiau prisitaikyti prie pokyčių, perstruktūrizuoti savo kūną, nes keičiasi ląstelės, keičiasi kraujas. Ir kiekvieną kartą, kai mes tą darome, mes paleidžiame tos procesus, valymasi, keitimasi, transformacijos, nes tam, kad mes su mūsų kūnais galėtume žengti į tą etapą kartu su Žemė, kūnus reikia struktūrizuoti, pritaikyti prie naujų energijų. Ir mes per savo sąmoningą ketinimą žymiai paspartiname tuos procesus. Ir tie kūnai tampa tokie kaip glotnesni, plotnesni, labiau atsparūs ir įgauna jėgos ir energijos. Būtent ir mūsų minčių galia irgi tampa stipresnė. Dėl to reikia, kai mes dirbame, to reikia labai žiūrėti, ką mes darome, ką mes sakome, nes mes esame mentaliai stipresni, energetiškai stipresni. Ir jeigu mes dalyvaujame planetarinėse meditacijose, tai irgi yra atsakomybė. Ir man sako, nepamiršti apie tai, kad ta jėga, jinai gali būti kaip griaunanti, bet kaip ir atstatanti. Ir tai yra mūsų atsakomybė, kad ta jėga nebūtų griaunanti. Ir tie papildomi resursai, kuriuos mes gauname būtent per tokius susitikimus, yra
eterius. O dabar pažiūrėsiu, ką jūs rašote. Ir dar man sako, kai jūs jausitės vieniši ir galvojate, kad viskas taip yra blogai, tiesiog pasižiūrėti į dangų. Neseniai mes matėme tam tikrus reiškinius danguje. Galimai bus jų dar daugiau, nes tam tikros ribos jau buvo peržengtos ir laukia įdomi ateitis, įdomi kasdienybė. Šiluma, valymasis, pulsuoja kūnas, blaškiausi, negalėjau susikaupti. Regis buvau užmigusi, jaučiau. Bėga delnai ir padai kūną ir galva dar ir dabar sunkiai. Pajudėkite, padarykite kažkokius tokius judesius, aštuonetus, nes įsivaizduokite, nenoriu to žodžio sakyti, bet kad pro jūs praėjo labai didelė energetinė apkrova. Tai net išsigandau. Taip, gali reaguoti mūsų kūnas, kad kaip ateina, kaip šokas, tam tikras. Tai padėkite jam kvėpavimo, vandeniu, judėjimu. Tai to kūnas norėjo smiego, kojas lig šiol atrodo ugnyje. Jo, šiandien buvo tokios energijos, kur tokios palaiduojančių. Buvo kaip saulė ir žemė viename. Kaip dabar jaučiatės? Mačiau, kaip planeta pildėsi violetinė spalva. Tai, kad arba krečia šaltis, arba šiluma, tai yra normalu, nes taip mūsų kūnas reaguoja energijas. Tai praeis, kai pasibaigs eteris, o jeigu kažkam nepraeina, jūs visą laiką galite man parašyti asmeniškai, kad kol dar mes eterė tai harmonizuojasi ir normalu, kad mes galime verkti, žiovauti, miegoti. Visa tai yra normalu. Nevisame vizijos mačiau. Atsiminkite vizijas, kurias jūs matote. Aha, dėkuoju. Mygdė. Jaučiau impulsus šilumą. Aš irgi jaučiau, kad šiandien buvo tokios mygdančios energijos, nes kartais reikia užmigdyti, kad tinkamai integruoti tam tikrus procesus, kad neįsijungtų mūsų protas. Stiprų, energija vis dabar pulsuoja, viršugalvis skausmu. Jeigu nepraeis, parašykite man, jeigu dar nepraeis, bet turėtų jau praeiti. Procesas viršugalvė. Man irgi jautėsi procesai viršugalvė, toks išvalymas, transformacija vyko tokiame giliame lygmenyje, kaip praeitą kartą buvo su smegenimis, taip kaip išvalytos smegenys, kad naujų procesų integracijai išlikti neutralumo pozicijoje, kad mes galėtume blaiviai priimti tai, kas dabar vyks. Tai dabar šį kartą tie procesai vyko labiau su kūnais, su mūsų tokiu energetiniu ramščiu, vidinis energetinis ramstis, galbūt taip galėčiau pavadinti, kurį mes galbūt galėjome pajausti. Ar nejauti tokio, žinot, kaip persmelkiančią energiją, kaip stuburas atsitiesino, kaip atrodo, galbūt jautėsi stuburas planetarinės meditacijos metu. Spaudė garklą, išspjoviau, gerai, man irgi norėjo išspjauti, bet praėjo.
Mačiau, kaip žmonės laimingi apsikabino. Labai stipri meditacija. Ta stipri meditacija darome mes kartu. Aš viena nieko nepadaryčiau. Jo, šiandien galėjo atjunginėti, kad tam tikrus procesus padarytų be proto įsikišimo. Bet kai baigėsi meditacija, dažniausiai mes visi grįžtame į save ir viskas būna vėl gerai. Bet tie, kurie atsijunginėja, galite pakartoti dar įrašą ir rinkitės į grupelės, medituokite patys savo, visos meditacijos yra atidarytos. Ir matot, kokie procesai vyksta, apsivalymai ir panašiai. Visą laiką kovoju su miegu. Nereikia kovoti su miegu, su nieko nereikia kovoti, nes jeigu mes kovojame, mes pralaimime tą kovą. Ir tai, kas dabar vyksta, tai pasmerkta pralaimėti. Būtent dėl to, ką daro kiti žmonės dėl to. Ir dar labai prašau, išjunkite gailestį, jeigu jūs matysite dabar tas situacijas, tokias nemalonės akį ir tokias keliančias pyktį, gailestį. Visi žinojo, kokį gyvenimo scenarijų jie pasirinka. Vieni dėl ateities veikia taip, mes veikiame kitaip. Dėkokime, kad mes esame saugus ir padėkokite tiem žmonėm, kurie aktyviai, fiziškai dalyvauja tam tikrose procesuose ir karštuose taškuose. Atsijunginėjo galvą. Jo, gera. Jo, melsvu siūlo, taip, tos energijos tokias turėjau. Daugelis negirdėjo, ką aš sakiau, tai jo, aš ir sakiau prieš meditaciją, kad aš jaučiau, kad gali jūs migdyti. Stuburas tikrai labai pasijautė, pabaigoje tokia energija, gelsva šviesa, tiesumas. Stipriai meditacija labai padėjo žemė. Jo, aš irgi jaučiu ir matau, kas vyko, kaip džiaugiasi dėl mūsų, tai, ką mes darome. Ir tai niekada neliks nepastebėta. Ir tai labai prisideda prie būtent mūsų saugumo ir mūsų, žinot, mes būsim pirmieji tie, kurie pasieks tą lygį ir kuriem atsvers kitokios realybės perspektyvos. Aš atsisveikinu su jumis. Žydintys sodai žmonės. Galite parašyti man asmeniškai, kokias vizijas matėt, aš galėsiu jums pakomentuoti, jeigu norite. Jo, padarėme gerą darbą sekmadienį. Nežinau, ar kitą sekmadienį aš darysiu, tiesiog galite kartu visi susijungti be manęs ir irgi pamedituoti, arba kad ir kasdien, kad ir, nežinau, 8-9 vakarą prieš miegą, jeigu yra kas gali YouTube'ai padėti man biškį su to kanalu, su informacijos, tokia kaip reklama, praplatinimo tos informacijos ir padarimo tokių grinai meditacijos ištraukas, nes aš su technikom nelabai. Galite man padėti, tiesiog, kad iškarpyti būtent meditaciją, kad galėtume mesti tiesiog meditaciją, kad nereikėtų iš karto eiti į tą minutę, kur, kai prasideda ta meditacija. Tai jeigu kažkas iš jūsų draugauja su IT, YouTube, galite man parašyti. Gerai, tada atsisveikinu ir aš, gražaus vakaro. Padarykite dar kažką fiziškai, padėkite žmonėm.
Galime padaryti būtent irgi mūsų planetarinį meditacijų kažkokį tai fondą, padėti vaikams, kuriem reikia paramos. Tai bus tikrai geras darbas, kai mes padarysime ne tik tai meditaciją, bet mūsų dvasingumas tikrasis prasideda tada, kai mes jau einame į gyvenimą, ką mes padarome dėl to realiai. Nes sėdėti medituoti tai yra viena, bet padaryti dar kažką tai realiai, tai jau mes tokį kaip patvirtiname, ne, kad mes esame pasiruošę būti 5D. O kas nori į kursus arba į sesijas, kitą savaitę aš padarysiu 50% nuolaidą sesijoms, tai jeigu kas nori padirbėti asmeniškai, galite irgi jungtis. Na ir kas nori, aišku, galite palikti donaciją, energetinius mainus už tuos procesus. Nes ta energija arba ta donacija, jinai visą laiką jums grįš atgal kitokiais pavidalais, kitokių pavydalų arba kažkuom tai resursų reikalingų jums. Nes kai mes padarome kažką tai arba persiunčiame donaciją, tai yra toks kaip štampas, kad mes tą priėmame. Iki kitų kartų meditaciją įdėsiu grupėse kaip visą laiką. Ir ačiū visiems už šiandien. Apkabinu ir mes visi nuostabus.